Penktadienis, Liepos 24, 11 val. Ryto. Sirenos pradeda kaukti Dunojaus deltos kaimuose. Rytų Rumunijoje. Radare raudonas taškas ką tik kirto sieną ir juda gilyn į NATO šalies teritoriją. Oro erdvėje yra 4 naikintuvai. 2 italų naikintuvai atskrenda pirmieji, užfiksuoja taikinį, paleidžia raketas, bet nepataiko. Tada rumūnų F-16 perima persekiojimą. 11 val. ir 2 minutės ryto raketa paleidžiama nuo sparno, o rusų dronas virto ugnies kamuoliu virš Kviečių lauko. Jau 4,5 metų Vakarų aljansas vengė šio šūvio. Tai buvo pirmas kartas istorijoje, kai Rumunija atidengė ugnį į rusų taikinį savo oro erdvėje. Vėliau ekspertizė tai patvirtino. Tai buvo Šahedas. Tas pats drono tipas, kurį Rusija kasnakt naudoja prieš Ukrainą. Ir žiūrėk, tai buvo tik pirmoji diena. Šeštadienį tas pats. Kitas dronas įskrenda per deltą, kitas naikintuvas pakyla, dar vienas numušimas. Sekmadienio rytą 10 val. 8 minutės radaras užfiksuoja dar vieną įskrendantį palei pakrantę. 2 naikintuvai pakyla iš Fetestės bazės, jau vadovaujami NATO. 10 val. 13 minučių. Po 5 minučių dronas nuskensta Juodojoje jūroje 12 km nuo kranto. 3 dienos, 3 šūviai, 3 dronai numušti. Regiono kaimuose mobilieji telefonai nuolat skamba su perspėjimais slėptis, o ryte komanda šukuoja laukus, ieškodama nuolaužų. O iš Rusijos per šias 3 dienas ar žinote, kas atėjo? Absoliučiai nieko. Nei vieno žodžio. Vyriausybė, kuri paprastai reaguoja į bet kokią smulkmeną, 3 dienas tylėjo. Tai jau savaime kažką pasako. Klausimas, kurio beveik niekas neužduoda, yra, kodėl dabar? Kodėl šalis, kuri 4 metus toleravo oro erdvės pažeidimus, staiga nusprendė 3 dienas iš eilės spausti gaiduką? Norint suprasti, kodėl Rumunija šovė, reikia pajusti, ką ji anksčiau prarijo. 2025 metų rugsėjis. Dronas įskrenda į Rumuniją ir išbūna 50 minučių. Skraido aljanso oro erdvėje. 50 minučių. Naikintuvai prilipę prie jo. Pilotai su pirštu ant gaiduko, bet niekas nešaudo. Dronas apsisuka ir nuskrenda ramiai. Ir tą pačią savaitę bandymas jau buvo daug didesnis. Beveik 20 dronų įsiveržė į Lenkiją per vieną naktį. Lenkų naikintuvas, Olandų naikintuvas, Vokiečių priešlėktuvinė baterija. Tai buvo didžiausia oro gynybos mobilizacija per visą karą. Numušė kelią. Viskas gerai. Bet viena iš raketų nukrypo nuo kurso ir nukrito ant namo stogo Lenkijoje. Ir ten pasekmės tapo akivaizdžios. Jūs atsakote į pigų droną raketą, kainuojančią $100 000, kuris skrenda virš gyvenamosios teritorijos. Tai brangu ir rizikinga. Rusija pažvelgė į šias abejones ir puikiai suprato žinutę. Tuo tarpu prie sienos karas jau nebebuvo tik kaiminystėje. Jis praktiškai ten gyveno. Yra rumunų kaimas, vadinamas Plauru, kuris yra vos už kelių šimtų metrų nuo Ukrainos Izmailo uosto, kitoje upės pusėje. O Izmailas yra vienas mėgstamiausių Rusijos dronų taikinių. Ten naktys netgi turi savo rutiną, sutemsta, iš Ukrainos pusės pakyla priešlėktuvinė ugnis, kuro sandėlis sprogsta anapus, langas čia sudreba. Ir nebūtinai tai turi būti naktį. Yra užfiksuota, kai gyventojas filmuoja iš savo kiemo dienos šviesoje. Dronas praskrenda žemai palei upės krantą. Žmogus nubėga slėptis po verandą. Ir po kelių sekundžių dūmai jau kyla Ukrainos krante. Apie tokį atstumą mes kalbame. Buvo atvejis Tulsėjos regione, kai Ukrainos gynyba susprogdino droną praktiškai prie pat sienos. Pačios Rumunijos valdžios institucijos paskelbė vaizdus. Dronas ore virsta ugnies kamuoliu. Jis krenta, leisdamas juodus dūmus. Jis nukrenta netoli upės,
o nuolaukas šioje pusėje surenka Rumunijos komanda. Vyriausybė net pastatė betoninį bunkerį Plaurus kaimo viduryje. Bunkerį NATO teritorijoje. Kad įsivaizduotumėt, lapkritį beveik įvyko tragedija. Rusijos dronas pataikė į laivą, kuris buvo prišvartuotas Izmailė, Ukrainos pusėje, gabenantį 4000 tonų suskystintų dujų. 4000 tonų dujų už 500 metrų nuo Rumunijos kaimo kitoje upės pusėje. Jei tai sprogsta, nėra sienos, kuri sustabdytų sprogimą. Kaimą evakavo skubiai, o Rumunija, nieko nepadarė, kad sureaguotų. Tada, šių metų gegužę, pasekmės palietė tai, ko neturėjo paliesti. Dronas nukrito ant gyvenamojo pastato Galacijoje mieste, rytų Rumunijoje, ir sužeidė notose buvusias motiną ir vaiką. Tos nakties vaizdai rodo šviesą pastato viršuje, dūmus virš miesto, ugniagesius gatvėje. Pirmą kartą per visą karą toks išpuolis pataikė į Aljanso šalies apgyvendintą teritoriją. Ir jei suskaičiuotum viską nuo karo pradžios, gauname 33 Rumunijos oro erdvės pažeidimus ir apie 50 atvejų, kai Rumunijoje buvo rasta dronų arba jų dalių. 50. Ir žinote, kaip baigdavosi kiekvienas iš šių epizodų? Visada taip pat oficialus protestas. Raštelis, kad nebuvo ketinimo, byla uždaroma ir žaidimas tęsiasi. Kol Rumunijos parlamentas pavargo ir priėmė įstatymą, suteikiantį oro pajėgoms aiškę teisę sunaikinti bet kokį į šalį įsiveržusį betilotį orlaivį. Iš tikrųjų, toks leidimas jau egzistavo popieriuje. Tai reikėjo tik kažkam priimti politinį sprendimą, duoti įsakymą šaudyti. Ir šis sprendimas buvo priimtas 3 kartus per 3 dieną paskutinę Liepos savaitę. Sekmadienį 26 dieną. Tai yra tą pačią dieną, kaip ir trečiasis numušimas. Putinas sėdėjo prie stalo, pilno Rusijos karinio jūrų laivyno pareigūnų ir pasakė štai ką. Kad vakarų Ukraina yra dovana, kurią Stalinas padovanojo Ukrainai po karo. Ir kad anksčiau ir vėliau Ukraina praras tas žemes. Kad jos sugrįš Lenkijai, Vengrijai ir Rumunijai. Ir dar pridūrė, vienintelis Ukrainos teritorinio vientisumo garantas, pasak jo, buvo Rusija. Buvo tik vienas Ukrainos teritorinio vientisumo garantas. Ir tai yra Rusija. Pagalvok apie momentą, kai tai įvyko. Ta pačią dieną, kai Rumunijos naikintuvas numušė 3-ąjį droną, Rusijos prezidentas viešai sakė, kad to regiono sienos nėra nuolatinės. Atrodo net kaip pasiūlymas, tiesa? Tačiau užslėpta žinutė yra kita. Jei Ukrainos siena gali būti perbraižyta jėga, tai Rumunijos siena taip pat gali būti. Kas jo nuomonė braižo to regiono žemėlapį, tai yra Rusija. Pasakyta 3-osios numušimo dieną, tai skamba kaip perspėjimas. Žiūrėkite, ką darote. Ir Rumunijos vyriausybei nereikėjo verkėjo, kad tai suprastų. Po 2 dienų Rusija pagaliau pasisakė dėl numušimų. Ir pasirinktas tonas pasako viską. Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė spaudai Marija Zakharova pareiškė, kad numušimai buvo surežisuoti. Tai buvo tik teatras. Ji taip pat pasinaudojo progą apkaltinti Rumuniją neatsakingą politiką dėl paramos Ukrainai. Gerai įsiklausyk, ką ji pasakė. Ji neprisipažino, kad tai padarė ir nepasakė, kad tai buvo atsitiktinumas. Tai buvo iš esmės pašaipa. Rumunija taigi atsakė tuo pačiu, iškvietė Rusijos ambasadorių, išsiuntė vieną Rusijos ambasados diplomatą ir dar atšaukė savo ambasadorių, kuris buvo Maskvoje. Popieruja – tai yra diplomatinis protokolas. Praktiškai tai yra 2 vyriausybės, kurios atvirai ginčijasi, neslėpdamos to. Tik viena iš jų priklauso NATO. Ir jei manote, kad Rusija atsitraukė, po viso to, pažiūrėkite, kas nutiko rugpjūčio 2, praėjus savaitei po 3-ojo numušimo. Kitas dronas įskrenda į Rumunijos oro erdvę, vėl per Dunojaus deltą.
Naikintuvai ore, aliarmas skamba Tulsėjos regiono kaimuose. Šį kartą dronas grįžo atgal į Ukrainą prieš šūvį. Ir patys ukrainiečiai jį numušė. Kitaip tariant, bandymas nesustojo, jis tiesiog tapo brangesnis. Ir būtent tai šios 3 Liepos dienos ir pakeitė. Pagalvok kartu su manimi. 4 metus scenarijus visada buvo tas pats. Įskrisdavo rusų dronas, pakildavo naikintuvas, visi sulaikydavo kvėpavimą, surinkdavo nuolaužas ir parašydavo protesto raštelį. 4 metus taip. Dabar scenarijus yra kitoks. Įskrido, nukrito. Tai, kas buvo išimtis, tapo kasdienybė. Ir kai numušimas tampa kasdienybė, Rusija pradeda suprasti, kad kiekvienas dronas pasiųstas į šią Dunojaus pusę bus sunaikintas. Tai ir priverčia kitą pusę 2 kartus pagalvoti prieš siunčiant kitą. Žinoma, šiame skaičiavime vis dar yra spraga ir pati sąjunga tai žino. Numušti droną, kuris kainuoja kelias dešimtis tūkstančių dolerių, raketa, kuri kainuoja daug daugiau, ilgainiui neapsimoka. Todėl Rumunija jau įsigijo Merops sistemą, kuri numuša tokius dronus, naudodama mažus perėmimo dronus, kainuojančius tik dalį kainos. Kitaip tariant, brangi raketa išsprendžia problemą dabar, o pigusi sistema leis kasdien numušinėti dronus, neviršijant biudžeto. Bet kyla klausimas, ir į šį klausimą nė vienas radaras neatsako. Ar Rusija suprato žinutę, ar tiesiog bandys kitą vietą? Nes pastarųjų mėnesių tendencija rodo būtent tai. Kai spaudimas susiduria su pasipriešinimu vienoje vietoje, jis persikelia kitur. Jis persikelia į šiaurės šalis, Baltijos jūros regioną, pereina prie interneto ir elektros kabelių jūros dugne. Jis persikelia į kitą silpną vietą, kai tik jį atsiranda. Ir jei tas dronas, kuris buvo panaudotas rugpjūčio 2, kam nors pasitarnavo, tai buvo tam, kad perspėtų, jog Rumunijos siena vis dar yra taikinyje. Rumunija parodė, kur yra riba, ir parodė tai su 3 raketomis. Dabar visi nori pamatyti, ar Rusija gerbs, ar priartės dar labiau. Ši jėgų kova prie rytinės Europos sienos tik prasideda. Ir kiekvienas naujas žingsnis bus išsamei aptartas čia kanale. Taigi, užsiprenumeruokite, kad nepraleistumėte kitos dalies. Ir parašykite komentaruose jūsų nuomonę, ar 3 Rumunijos šūviai pristabdys Rusiją, ar tik nukels bandymą į kitą sienos tašką. Palikite savo nuomonę apačioje, man tikrai įdomu sužinoti, ką jūs galvojate. Ačiū už jūsų dėmesį, iki kito vaizdo įrašo.